Taip keista, jau ketvirtadienis. Eina savo, kiek čia liko iki bėgimo. Vos 3 dienos. What? Einam pasižiūrėsim, kaip sekėsi šį mėnesį bėgti, nes pasidariau čia tokį kalendorių mėnesio pradžioj. Aišku, jisai taip nelabai estetiškai atrodo, bet aš vis tiek parodysiu. Va, čia pavyzdžiui klaidą padariau biškį, bet matau, kad kuriksai tą dieną bėgau. Man atrodo, kad labai daug bėgau. Iš vis gyvenime tiek nebėgau. Ir kuo toliau, tuo daugiau. Išskyrus čia, kai biškį vėmiau. Tai va, liko labai nedaug laiko. Kiek čia 5, 6, 7 diena. Ir tada jau bėgsim šitą dieną. Tai šiandien turim 5 dieną. Ir dar nesugalvojau bėgti ar nebėgti, nes dabar reikia labai strategiškai nenuvarginti kūno prieš va šitą dieną. Bet vakar buvo, wow, 10 km. Dabar yra po 11:25 ir ar aš pusryčiavau? Ne, nes atsikėliau ir iš karto jau prie kompiuterio montuot, žiūrėt, tvarkyt visos medžiagos, kurią prifilmavau ir tokiu būdu šiek tiek užsisėdėjau. Tai laikas tai pataisyti ir pasiimt savo mylimiausio patiekalo, tai avižų ir einam jų gaminti. Verdam, paskui uždėsiu medučio ir skaniai su nemniosiu. Nu ką, prisikukinam čia va avižų, kaip visat su medum. Realiai su nieko kitu taip gerai nesigauna kaip su medum. Su bananu tai aišku skanu, bet man va tas dienas skaudėjo šoną. Tai tikriausiai ne dėl banano, bet privengiu aš jo vis tiek dabar. Kavytė irgi geras daiktas. Aišku, aš čia labai daug pieno dedu, bet už tai labai skanu. Parašykit komentaruose, ką jūs valgot pusryčiam. Gal turit kažkokių kūrybiškesnių idėjų nei avižos kasdien. Tai galbūt pasigaminsiu tai, ką parašysit. Būtų įdomu paskaityti. O šiaip tai suvalgysiu, leisiu suvirškinti viskam. Tai dar padirbėsiu prie kompiuterio ir paskui eisim į lauką, kaip visada, kažką nuveikti įdomaus. Kasdieninė vynuogių stotelė, pasidalinsim su širšėm. Kai buvau Ikėjoj, nusipirkau riešutų batonėlį su mėlynėm. Tai paragausiu dabar. Kaip visat. O, wow. Kaip kvepia skaniai. Ai, biškai ant saulės buvo, tai žiauriai minkštas toks. Labai skaniai kvepia. Čia visokie riešutukai, mėlynės matau, sėklytės visokios, saulėgrąžos, sėmenys ir panašūs dalykai. Paragausiu. Žiauriai skanu, 100 gramų šito gėrio yra 16 gramų baltymų, 19 gramų cukraus ir turėtų būti nemažai skaidulų, bet kažkodėl nematau jų nurodyta. Nuo vakar liko dar šito gėrio, tai įmesiu į mikrobangę, pasišildysiu ir skaniai suvalgysiu. Pavalgysiu savo skanėstų ir važiuosiu pasivažinėti, nes žiauriai keista yra nebėgti po to, kai nubėgi 10 km, bet tiesiog saugau kelienius, nes labiausiai jaučiasi kelieniuose. Kartais taip žengit kažkas ten viduj. Tai nenoriu, kad sekmadienį tai būtų. Paliksiu sekmadienį visą skausmą, jau ten bėgsiu kaip galėsiu, bet dabar tausoju save, tai pasistiprinsiu ir varysim. Išvariau pasivažinėti, tai priekinis ratas leidžia. Toliau važiuosiu, o jei jau rėmas slamdysis, tai tada nebevažiuosiu. Vis tiek varau. Pasivažinėjau, jau numyniau virš 20 km, vis tiek kojas prajudinau, tai džiaugiuosi, nes jau kai aš užsisėdžiu prie kompo, tai labai nesmagu būna. Tai rekomenduoju ir jums, jeigu žiūrit šitą video, tai stokitės nuo telefono, stokitės nuo kompiuterio. Grįžau namo, suvalgiau obuolį, radau kiaušinį, kuris buvo išvirtas prieš 2 dienas, bet jis labai kietai išvirtas, tai padarysim eksperimentą ir pažiūrėsim, ar nenugaišiu. Pasidarysiu sumušteką. Tiesiog kiaušinį virtą, uždėsiu ant duonos ir tuną, ir pomidorą, ir bus idealiai skanu.
šunų maistas. Nem. Svarbu nenumirti nuo to kiaušinio. Va tokio maisto galima valgyti belekiek. Ir labai sunku viršyti kalorijas, nes kiek jūs tokio suvalgytumėt. Ir kiek picos suvalgytumėt. Bet man tai skanu. Nėra maisto, kurio nemėgstu. Eisiu dabar montuoti šitą video ir susimatysim rytoj. Tikriausiai jau bėgsim, nes šiandien ilsėjausi po vakar 10 km, būtinai pažiūrėkit tą video, o ryt grįšim ir toliau judėsim tikslo link. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. Ate. Noriu sausainio.